A kokį miestelčių? Lieškovos. Liškėva. O kokie čia vienuolynai buvo anksčiau? Kas čia per vienuoliai? Nu rytoj jum pasistengsiu, Kunigas kad būtų gidė 9 valandą ir jūs supažindins. Domininkonų čia vienuolynai. Dominikonai. Dominikonai. Tie jezuitai moksliniam, tai dominikonai tai nešantis fakelą šunys. Viskas dominikonai. Nebeliko pašaukimų matyti ir paliko tik pastatai. Jau žinot, jau čia senai kaip jie palikė. Bet žinokit, išmižus Lietuvą, tuščia, nebėra žmonių. Einam per kaimus, bažnyčios didžiulės, mišios 7 žmonės. Galite įsivaizduoti, kažkas. Suprantat, nu kad jau kaime gaunasi kaip sodybų tuštėjimo metas. Baisiau. Žmonės miršta, lieka tušti namai. Vaikai arba išvykę, emigracija. Niekas nenori žemės nebedirbti ir dar ta politika, kad vienu žodžiu, matyti čia susigrieb be karo visą Lietuvą. No. Ir susigriebs, kas pinigai pas ką? Pas vokiečius visus nusėdė ir visą. Na ir gerai. Kaimelis, čia tas ir kaimelis, kad jau vis nykstantis. O kiek bėra gyventojų? Kad aš čia ne vietinė, tai nepasakysiu, kad vietinių tai labai mažai. O į bažnyčią kaip besusirinka kiek žmonių? Sekmadienį susirinka. O į mišias taip eilinė diena? Į mišias rytais tai ne. Čia kunigas tik tai dėl kunigystės aukoja, kaip sako, dėl savo pašaukimų, dėl bendrų interesų. Kunigas atstatė šitą visą aplinką, visą tvarko, visą bažnyčią labai išpuošė, labai sutvarkė. Čia atėjo Europos pinigai. Matas, kad atėjo Europos pinigai, bet kai viskas išmirė, tikėjimų nebėra. Nebėra kam tikėti, va kur visą bėra. Tai čia parapijos bendrai 500, žmonių aš galvoju Liškiavos miestelio. Nu, kažko. Reiškia, galima įrašyti jumis į raudonąją knygą Lietuvos, ne? Nu, beveik. Nu, jeigu, sakykim taip, smulkusis verslas Lietuvoje sunaikintas, ne? Praktiškai sunaikintas. Visas Maximas iki Norfos, viskas prarijo bet kokias mažas parduotuvėlės. Ir su jais neįmanoma konkuruoti, todėl kad mokesčiai yra vienodi visiems. Nu, ne tiek, kad mokesčiai, bet vien dėl to, kad jiems duoda didesnės nuolaidas. Jie pasiima maržą didesnę ir uždirba daugiau. Nu, mum, pavyzdžiui, atvežė vieną firmą vyną. Atvežė, sako, žinai, paimkit gerą kainą, tokia pati kaip Maksimai kaina ir dar mažiau. Kitą savaitę atvažiavo, imkit, sako, paskutinį savaitę, kaip parduodam tokią kainą, sakė, Maksima sužinojo ir pasakė, mes su mum jokių, reiškia, jeigu išsiųsite. Arba jie, arba mes. Ir reiškia, vienu žodžiu, ultimatumas Maksimos. Tai vis tiek Maksima, visas Maksimus visiškai pasiryžus sunaikinti bet kokį smulkų į verslą. Taip. Nes praktiškai žiūrėk, kiek skyrių, ne? Visi pramoninės prekės, alkoholis, maistas, duona, pienas, viskas jau yra, skaitykim, pas juos. O dabar, jeigu turistų nebūtų būti kvietiniai, jūs neišsilaikytumėte, ne? Žiūrėkit, va čia mirusiam kompleksui daug milijonų skirta, ne? O jeigu verslui būtų tiek skirta milijonų? Aš nežinau, kada valstybė čia atgaus tos pinigus. Kiek čia skirta? Čia su ta intencija. Ne dvasininkam, dvasininkam irgi nebėra žmonių. Bet dabar tam šeimintrobė, kur pastatė apie 4 milijonus, ten išėjo. Dauguma, ką ten gauna, taigi patys suvartoja čia, o valstybei, aš nežinau, ar tik kokį dividendų, kaip tenka ar netenka. Ne, nu iš kur, jeigu nėra žmonių, iš kur kunigas iš mišių tikrai neduos valstybei savų. Ne, jie čia renka. Čia iš turizmo. 300 žmogui buvo vestuvės Seimo nario šitą šeštadienį, nu tai va jie te pasirenka. Ai, tai čia, tai vienu žodžiu. Tai klausykit, aš dabar supratau, taip, buvo kažkada vienuolynas, o dabar baliai vyksta, ne? Taip. Mokykla buvo dabar taip. Pusė klebonija, pato pastato, pusė kultūros centras, skaitoma. O kultūros centras rengia balius, ne? Kultūros centras vestuvės. Vienu žodžiu, klebonas kovoja prieš velnius, o tie gamina velnius, ne? Dabar interesų konfliktas. Jis dabar, kiek aš girdėjau, žinau, jis norėtų kavinę daryti.
ir alkoholiui. Dabar reikia, kad būtų kažkiek tai metrų nuo bažnyčios ir reikia kunigo sutikimo. Dabar rašo kultūros centro direktorius ponas Klebonas į kleboniją, kad jie duotų, sakysim, sutikimą. Klebonas, sakysim, duoda. Tada jis pats pasako, ačiū, kad davėt. A jau davė ar dar? Nežinau. Dar ne. Niekas mato, ten tiek įslaptinta, kad mes nieko nežinom. Ten kas ką dirba, kiek dirba, kas dirba, kur ką. Ne, jo negali iškelti. Jis įstojo į Dominikonų vienuolyną, o Dominikonų vienuolynų gal Lietuvoje tik 2 yra. Vienas šitas skaitos. Ir Vilniui. Nei vieno gyventojo. Ir jis arba turi arba Vilniui būti, arba čia. Tai viens Dominikons ant 2 vienuolynų dalykas. Nu taip išėjai. Vilniui keliai yra. Keliai, aš žinau jos. Senukas vienas atvažiuodavo, bet vieną, kad nualpo per mišęs nebeatvažiuoja. Gal numirė? Pas dievulį iškeliavo. O kaip jūs, pavyzdžiui, spręstumėt, jeigu būtumėt valdžioj smulkaus verslo atgaivinimo tą klausimą, kaip reikėtų atgaivinti Lietuvoje smulkų verslų? Nes nuo to priklauso labai šeimos stiprumas. Nu ne taip. Jeigu žmogus turi savo suversliuką, jis jau gali auginti vaikus, normaliai išgyventi ir tos mokesčius mokėti, bet jis junti žmogum, ne? O jeigu tu čia nieko nebegali užsikabinti ne už kuo, esi pasmauktas, turi kažkur ieško darbo, kažkur juodo darbo dirbti. Seime reikia 3 žmonių. 3 žmonių. Kokių? Jiem nereikia visai nieko ten spręsti. Aha, 3 žmonės susėdo ir pasakė. Koks geriausias modelis yra, sakysim, verslo atgaivinimo? Pažiūrėjo per visas šalis, aha, Latvijoje. Ir viską darom kaip Latvijoje. Все, viskas. Kam dar kurt naujus įstatymus? O čia įstatymą pradeda kurt, tada atsistoja Mantas Varaška, pareiškia, šito nereikia. Aha, socialdemokratai prieš tą, konservatoriai prieš tą ir iš to įstatymo ką padaro, ten įdėp suverčia. Kad paskui tik tai advokatų reikia, jeigu kas. Nu, ne, matai, ir advokatas tai pačiai košiai. Nu tai taip, pensinė sistema. Irgi susėdo 3 ir nusprendė. Geriausia pensinė sistema yra Suomijoje. Ir nurašykit viską, iš kaip sakoma. Nu, viskas. Kas be ko. Nu, bet dabar va logiškai imkim. Kavos aparatas. Jam duok normalų švarų vandenį, jis jau užsivirina, ne, elektrą. Viduj. Skaityk, jokia bakterija negal patekti. Jeigu puodukas yra vienkartinė. Čia. Ne, logiškai. Čia tai galima sakyti. Tai čia paprastas reketavimas. Aš tau uždrausiu, jeigu neduosi man pinigėlių. Čia, kaip sakant, smulkmena. Bet kai iš mūsų reikalauja visų temperatūrų, visų kitų, o va to, skaitomai, автовавkai galima prekiauti, kaip ten jau karšta ir visų kitais ir tais pačiais produktais, nu tai va irgi, kad šaldytuvas būtų. O čia dar vienas piligrims Antanas, Antonijo iš Papilės, kažko matėjau. Kaip gyvenimas eina, gal čia prigyventi. Parduotuvė ir pilna visko. Kaip niekas netrukdo. Bet žiūrėkit, nebėra Lietuvos kaimas, mirė kaimas, nebėra kaimas. Bus iš pradžių, kur visa valdžia sėda. Valdininkai visa Seimas, kol bus sėdas. Žiūrėk, dabar iš vis komunistai išėjo į Europą, taip? Tie patys komunistai, mes padarėm tą atsiskyrimą nuo Rusijos, jie atsiskyrė nuo partijos, susigrobė visą partinį turtą, susikūrė visas maksimas, susigrobė visas gamyklas, viską privatizavo, dabar ir miškus, ir ežerus, ir draustinius, jau viskas privatizavo ir laukia tik įstatymų, kol galės išparduoti dirbamą žemės užsienį. Nu, tėvynė išparduoti. Tai čia yra ta pati komunistų politika. Matot, aš nežinau, aš paprastas žmogelis, aš maldininkas, bet aš negaliu žiūrėti, kad mano tėvynė baigia išparduoti. Nešam kryžių, negalim, nu viskas, matom, žuvo Lietuva. Įsivaizduoju, kaimas sunaikintas, kaimo nebėra kaimo. Kaimas iš ko gyvena? Karvutė, pienas. Nu, dabar aš gyvensiu iš karvutės ir pienas. Aš gyvenu. Nu, keliasdešimt karvių reikia turėti, tada gali. Aš vieną karvutę turiu ir save aprūpinu. Nu, gerai, o į pieninę negalit? O kam? Nu, va, Man reikia savo.
pragyventi. Nu, bet jeigu vaikai maži į mokyklą reikėtų eiti, nu dabar, sakym, jūs būtumėt sūnaus vietoj. Maži vaikai į mokyklą reikia presti, reikia sąsvinukų. Ir dabar sąsvinuks jau kainuoja, būdavo prie rusų 2 kapeikos, o dabar tas pats sąsvinuks sukėlęs parašiukais, ten viduje 8 litai jau. Pabandyk rugsėjį 1 išleisti. 4 litai su viršaus pieno butelis. Nu. O parduodant 40 Nu, bet ir rusas, reiškia. 45 kapeikas. O benzino litras kainuoja 5 litai. 45 centai. Sena moteriškaitė ir toj sako, ko čia lendat prie rusų, kam juos kritikuoja? Žinot, aš padariau išvadą. Žmonės Lietuvos neišgelbė. Lietuvą gal išgelbė tik Dievas, nes viskas negerai. Atleiskit, noriu pasakyti, Kenija 73 metai, pažiūrėkit, o tada visos tuos buržujus klėtkose vežojo ir rodė, va, pažiūrėkit dabar, mes vežėm iš ten. Bet esmė yra taip, kad dabar padaryti Lietuvą be lietuvių ir kažkur Lenkai nusipirks pavilnį, vokiečiai nusipirks memelį, žemaičius nežinau, kas užgrobs. Ir te vokiečiai. Nu, ko gero, arčiau jau esam tų vokiečių. Nu, va, Lietuva tik pati žemėlapį pavadinims vien. O dabar jūs sakykit, jūs vis tiek čia netoli tą Panarą, Rudzinskas, ten mačiau naują tą namą pasistatė. Aš nežinau, aš esu matęs namą už 2 milijonus medinį, tokį modernų. Bet ten jis nikštukas prieš tą. Tai kiek jis galėjo kainuotas? Nežinau, man įsitrauja ten aukų gauna. Ne, nu tai, bet ten jau irgi be 5 milijonų nepasakysi. Kuruoja jį Žemelis, Dagnuris, Meiželytė. Atrodo kunigas. Žemelio žmona. Bet žiūrėk, ir vis tiek žmogeliuoja. Liaukevičių priėmė į darbą iš šito. Žinau, bet ne jisai tenai, ten to jo norėdama. Ir reiškia, iš darbo biržos priėmė į darbą, sako, gali darbą neiti, bet jie tos pinigus jiem. Ne jisai. Ar iš kur tie pagrindė turistai atvažiuoja? Ar Lietuvos, ar iš kitur? Lenkai daugumai buvo. Rusų būna. Tai matyti kažkokios turizmo grupių planus įtrauktas tas reiškia? Jie Vilnius, Trakai važiuoja, Druskininkuose čia grupės užvažiuoja. O tam pačiam komplekse kokių ten suvenyrų parduotuvių nėra įsteigta? Tai po bažnyčiai leidžia ten muziejus, ten yra kažkada buvo laidoti kriptose vienuoliai. Tai dabar padaryti grabai su stiklinėm gaubtais ir žiūrėk. Žiūrėk. 5 litų. Turizmas. 5 litų. Turistai. Jie surinka pinigų čia, sakysim, už 80-60 žmonių atvažiuoja tokie laivais. Po 5 litus susirenka. Porą 300 iš grupės, ne, išeina taip. Tai taip, jeigu skaičiuojant, tai taip. Ne kiekvieną dieną, aišku, tiek daug žmonių būna, bet kai kada būna šeštadienis, sekmadienis ir 2 kartus, tai kada būna po daug. Turėtų bent susirinkti. Taip, čia kažkokie klasai ir vis tiek pritaikyk bažnyčinius dalykus turizmui, tai padaryk pinigam ir rinkti, ne? Taškas. Nežinau, kam jie, ar jie ten kultūros centrui renka, ar jie čia kaip bažnyčia kaip kultūros centrui kaip ir nepriklauso. Nežinau, kokius ten pretekstai renka, bet...